Sakoma, kad vos 20 minučių judėjimo per dieną išsprendžia beveik visas sveikatos bėdas. Sužinoti, ar taip yra iš tiesų, mes nuvykome į sostinės Vingio parką, kuriame treniruojasi senjorai discgolfininkai. Tai yra labai įtraukiantis žaidimas, puikus žaidimas, gryname ore. Mes gaunam viską ir mankštas gaunam. Šį žaidimą, kaip šiandien, 8 krepšiai, 2 kartus apeinam tuos krepšius, reiškia vidutiniškai 90 ir daugiau pasilenkimų. Žinoma, tokiame žaidėjų būryje ne kiekvienas gali pasigirti tokią pačią sveikatą kaip jaunystėje. Ir kaip sako Lietuvos discgolfo čempionė Kristina, nieko nėra amžino. Kaip nėra amžino variklio, taip ir sąnarių nėra amžino, ne? Tai yra pas mus moteris, kur ir su stuburu turi problemų, bet vis tiek eina, tada sako, ryte reikia būtinai daryti mankštą, vis tiek judėjimas vis tiek yra kaip dogma. Bet kokia fizinė veikla vyresnėme amžiuje yra labai svarbi, sutinka ir Pilėnų klinikos šeimos gydytoja Greta Jankauskaitė. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kadangi žmogui judant gerėja kraujo apytaka, aprūpinimas sąnarių, kaulų, krauju, deguonimi, maistinėmis medžiagomis. Na, o taip pat yra labai svarbu pakankama įvairių medžiagų, kurios įeina į mūsų kaulus, sąnarius, kiekis organizme. Tai vitaminas D, kalcis, kolagenas, chondroitinai ir visos kitos medžiagos, kurios yra kaip statybinės medžiagos mūsų kaulų ir sąnarių audiniuose. Kiekvieno iš mūsų kūne kolagenas sudaro net 25% visų organizme esančių baltymų. Kolageno žmogus gali tikrai pasigaminti ir pats, tačiau labai yra svarbu, jeigu žmogus intensyviai sportuoja, kolageno tikrai gali reikėti ir daugiau. Taip pat senstant organizmas jo gamina taip pat mažiau ir tas kolagenas jau yra prastesnės kokybės. Tai tom žmonių grupėms tikrai rekomenduočiau ir papildomai gauti kolageno, ne tik tą, kurį pagamina mūsų organizmas. Papildomas kolageno vartojimas skatina organizmą ir patį gaminti daugiau kolageno. Todėl mūsų jau kalbinta discgolfo čempionė Kristina ne tik pati renkasi maisto papildus su kolagenu, bet ir pagalvoja apie savo šeimos narius. Mano mama yra 87 metai. Jinai vis dar tokia pakankamai aktyvi, bet kartais pasiskundžia, kad skauda ten dešinį kelią, kitą dieną kairį kelią. Ir aš jai perku papildus su kolagenu. Labai svarbu jų ir sudėtis, kad būtų pirmo, antro tipo kolageno, jeigu reikalingas efektas mūsų kaulams ir sąnariams, sąnarių kremzlėms. Taip pat kolageno gamyboje yra labai svarbus pakankamas vitamino C kiekis organizme. Vitamino C mes galime gauti su citrusiniais vaisiais, taip pat braškėmis, taip pat vitamino C gausu yra ir daržovėse, pomidoruose. Todėl renkantis maisto papildus su kolagenu, vertėtų atkreipti dėmesį, kad jų sudėtyje būtų vitamino C. Pastarasis padeda palaikyti kolageno susidarimą. O pabaigai imkime pavyzdį iš aktyvių senjorų, kurie jau suprato, kad reikia rūpintis savo sveikatą. Štai iš Tailando neseniai sugrįžęs Vytautas sako ten išmokęs, kad ryte judėjimas prasideda jau lovoje. Pasiklausykite jo patarimo laidos žiūrovams. Pirkatė ryte, kai jinai pabunda, kad jinai raižytis pradeda, taip ir žmogus turi vieną ranką, antrą pakelia koją, trečią ištempia kaklą, žinote. Ir būtų gerai tada atlikti kai kurios pratimus. Tarkim vieną, atidarai langą, ištempi rankas į priekį ir energiją semi į save. 1, 2, 3. Aš tą viską mačiau Tailande, kai buvo daromas tas pratimas, visas nusėta pakrantė tailandiečių vietinių gyventojų ir jie visą tą semia energiją iš gamtos ir ją semia, sugeria ir paskui išleidžia.